Mes tokią garažą neturėjom, kad pasidaryti mašiną. Visą taip va ant kiemo realiai. Šiaip puikų variantą savo pasirinko, nes čia, kiek žinau, turi ir sparnai pjaustytis, kiti virintis, bet, manau, padarys puikiai. Svarbiausias akcentas mašinos. Paskutiniu metu labai daug. Iš tikrųjų, teko ir mums kažkiek tai nuolaidų klientam daryti jau per paskutinius porą mėnesių gal kelis kartus, kad jie gauna ir taip. Bet yra taip, kad siūlo jie, tarkim, darom wooden box, tai prasme, jie apmoka, ne? Bet tada kubatūra padidėja apie ten 30% ir iš karto tada siuntimas. Tai prasme, kartais ženkliai apsimoka klientui padaryti nuolaidą, arba mes kartais buvom, tarkim, kapotų turėjom sulankstytą, tai šiandien prašom tą meninį lyginimą, padaro tą. Mes čia turim tokį, taip vadinamą, ketvirtį, reikės pervirinti, dėl to šitas automobilis ir buvo pirktas, daužtas galų ir su sveiku priekiu. Priekis rinkom sveika dėl to, kad būtent šitie šalia tipų žibintai yra pakankamai brangus ir mašinos rida yra irgi pakankamai maža, apie 75 000 kilometrų tik tai. Rinkos vertė vien tik priekinių žibintų yra apie 2,5 tūkstančio. Tai va, mūsų idėja yra kažkiek tai, kaip sakoma, atmušti šitą projektą. Tas ketvirtukas bus privirintas, žibintas bus įdėtas. O taip, maždaug. Taip, bamperis. Be abejo keisis. Babank. Žiūrėjau, surinkom. Man labai iš tikrųjų, aš galvoju, kad
Ne veltui čia padarytos tos 6 skylios Proctronikom. Ar 7-ukas turi 6? Turi 6, ja? Nes tarkim, jeigu paimtos bodikitus, kurie vat, jūs renkat irgi G30, tai patys matot, kad kapotas G30, bumperis G30, viskas pilnai tinka. Ta prasme, ant F10 dedasi G30 kapotas ir galima pastatyti G30 bumperį. Facelifting. Tai va, skiriasi tik tai sparnai. Tai va, turim įtarimų, kad čia irgi padaryta viskas panašiai. Todėl, kad kai mes norėjom šitam bodykitui, dabar esam dar užsakę papildomus, taip vadinamus lipus. Tie lipai mes iš karto užklausom savo tiekėjo, ar jie tiks būtent ant G70 lipai, ar tiks ant šito bodykito. Ir mums tiekėjas paminėjo, kad taip tiks. Tai reiškia, kad tas bumperis, priekinis ir galinis yra identiškas G70. Čia, aišku, vaizdą jau nepamatysim, sudėtingiausias darbas yra be abejo tas pervirinimas. Todėl, kad visą kitą mes galim padaryti, elektriką perprogramuoti, pajungti, sumontuoti, bet virinti dėja nemokam. Tai va, pervirinimų darbai mes darysim pas kebulistus be abejo. Mes esam pasiplanavę, reiškia, kebulinius darbus jau nuo pirmadienio, tai šiandien turim šeštadienį. Dėl to vat, mes su vyrais susirinkom tam, kad galėtume užmestą būtent priekį. Todėl, kad jeigu ten, tarkim, reikės kažkokių tai dar kebulinių darbų, nu, kažkas tai palankstyti, arba gal kažkas neteiks, arba tarpus suvest, tai mes norim vat, šiandien rytoj sudėtą visą priekį ir jau galą vežt, tvarkyti kebulininkam. Tuo pačiu, jeigu kažkas blogai su priekiu, kad galėtų jisai irgi tarpus suvest. Kaip ir tiek, žiūrėsim kaip toliau, kaip tiks, iš tikrųjų net neįsivaizduojam. Kas liečiasi F10, G30, tai viskas tiko pakankamai gerai, tai vat, be jokių sunkumų. Na, aišku, gal reikėjo pažaisti iš pradžių su tais tarpeliais. Čia bus su elektronika gal biški daugiau bėdų, todėl kad dažniausiai šitie žibintai, tai yra 7-ukas eina su biksenoniniais adaptiniais žibintais. Tai be abejo kinai žiūri pagal statistiką, kurių modelių yra daugiausia, pagal tą bando ir taikytis. Tai mūsų žibintai, taip vadinami plug and play, bet jie yra plug and play pagal biksenonų tipo žibintus. O fulediniai žibintai jie jau turi maitinimą nuo saugiklių, dėl to mums reikės perdarinėti maitinimus, kurie į saugiklius perdėti FRM-ą, atvesti biksenono šūteriam laidelius, nu ir be abejo perprogramuoti. Ačiū Dievui, kad BMW tai čia yra turbūt maloniausias ir lengviausia markė programavimo darbam, kurie pasidaro pakankamai, nepalyginsi kaip ten programuoti Mercedes arba Audinį. Nu gal ir dėl to ir žmonės labai mėgsta BMW, mėgsta tobulinti, todėl kad iš tikrųjų yra programavimo darbai tikrai nesudėtingi. Reikia suprasti, iki kokio lygio mums reiktų išrinkinėti tą priekį. Sparnai tai faktas, rėmai keičiasi. Dabar aišku, gal paėmėm tada iš karto tą žibintą. Čia jau dabar bus, žiūrėk. Nes jeigu šitos dalis matosi, kad jos yra plius minus gamykliškos, ne, nu va tokios kaip tinkamai padarytas, tai čia akivaizdžiai matosi, kad čia jau yra ant suvedimo. Ant suvedimo, jo. Daug reguliacijos labai. Čia, aišku, norėtųsi manualo, bet, nu, vat, kai dabar pamačiau šitą, tai galvoju, reiktų užklausti. Nes, va, tarkim, kur dedasi toks dalykas, tai aš manau, čia tikrai bus sudėtinga. Gauti pagalbas iš tiekėjų. I need help. Panašu.
Čia sustabdžiau šitą vietą, tik tai matos biškai. Bet čia laikiklis kažkoks irgi. Šitų proto nereikia. Nes čia va, taip va, easy, paprastai viskas matai. Šitai šedėžės. O tu to nežinau. Nu, o dabar jau panašu. China. This is normal. Tai va, pagaliau gavome savo automobilį, nepraėjo ir 4 savaitės. Tai va, tai šiam momentu yra procesas toks, kad mes pereinam prie surinkimo. Ką noriu dar pabrėžti, kad šitas automobilis bus biškai nestandartinis. Mes esame užsakę dar papildomai taip vadinamus lipus, difuzorių setus. Turėsim priekinio bamperio pažeminimus, šoninius lenkščio pažeminimus ir keisim galinį difuzorių. Tai va, jau labai greitai pradėsim surinkinėjimą. Tai va, nusiplanavom jį jau sekmadienį. Tai aš manau, jau už kelių dienų bus kažkoks rezultatas ir matysim. Be abejo, turėjom kažkiek tai sunkumų, todėl kad techniškai šitas bodykitas padarytas perdarinėt nuo paprastų žibintų, tai yra biksenoninių, į šitos. O mūsų žibintai originalus buvo fulediniai. Tai reiškia, mums reikėjo kažkiek tai perdaryti elektros instaliaciją, perdaryti maitinimus, palikti tik tai lino valdymą, nu ir be abejo suprogramuoti. Bet kiek mes žinom, tai BMW programuojasi neilgai, tai viskas užtruko tik tai kelias valandas. Tai ką, pažiūrim, ką mes gavom. Be abejo, kol kas nesurinktas, kol kas neuždėta, bet svarbiausias darbas, galiniai sparnai jau yra padarytas. Tai pažiūrim. Taip, kas liečiasi galo? Iš tikrųjų, su galo daug sunkumų neturim, tik tai, kad atbulinės eigos žibintai persikelia į bamperį ir taip pat priešrūkinis žibintas bus perkeltas į bamperį. Bet kiniečiai to pasirūpino, aišku, ir visas laidynas yra. Tai praktiškai plug and play, pravedam laidus ir viskas uždėt. Tai čia tikrai nėra sunku. Turėsim be abejo tos animaciją, bėgiojančius posūkius, nu čia jau toks basic settings. Kaip ir tiek, beliko tik tai užmaut bamperį. Nu, aišku, turim biškį laidino susitvarkyti, nes smūgis buvo į kairę pusę. Tas jau viskas yra išlyginta, tai va, kažkiek tai pažeistų laidų, porą parktronikų ir viskas baigta. Dar pamiršau, čia ir atidarimą irgi reikės perdarinėti ir kažkiek keblumų buvo su numeriu apšvietimu, kad jisai yra kitoks. Tai va, jau greitai, žinokit, jau greitai, porą dienų ir viskas bus padaryta. Aišku, jų viskas bus tai kaip vienas video ir 5 sekundės, o faktiškai jau prie pabaigos. Didžiausias darbas yra padarytas, kaip matot, sparnas kaip čia buvęs.
šitas ženkliukas turėjo būti vienas iš paskutinių dalykų, kurį tiesiog turėjom čia uždėti, bet kaip matot, viskas netai paprasta. Jisai čia tiesiog netinka ir turbūt tokio ženkliuko neegzistuoja. Nes čia dar turi būti ir kamera, nu žodžiu. Tai va, pasakojant apie tai, kas buvo sunku. Tai sunku turbūt buvo būtent tie ketvirčiai, juos įvyrinti. Tas visas įvyrinimas, kėbuliniai darbai mums kainavo 2000 eurų. Ta prasme, įvyrinti tuos ketvirčius ir pareguliuoti tarpus priekio, kur dėja po to vis tiek patiems teko viską pereguliuoti. Minėjau dar, kad dėsim tą difuzorių. Tai va, čia yra būtent 760 difuzorius su išmetimais. Yra spoileris. Poslinkščiai mums irgi netiko. Tai teko dėtis nuo F01. Na ir priekinis lipas. Tai va, reiškia, po tų 2000 eurų už kėbulinius darbus, dažymas šitų dviejų sparnų, bagažinės, bamperio, priekinių dviejų sparnų, priekinio kapoto ir priekinio bamperio, reiškia, nesidažė tik tai durys, stogas, kiek supratau, čia perėjimai, mums kainavo 4000 eurų. Ar tai yra daug, ar tai yra mažai, tai parašykit, prašau, komentarę. Arba dar kas, jeigu vis dėlto yra žmonių, kolegų, kurie užsiima tokiais darbais, kėbulininkai, dažytojai, tai ir labai norėtų sudalyvauti ateityje mūsų irgi projektuose, tai mielų norų parašykit mum į privatą arba palikit žinutę komentaruose, galbūt išeis toliau su jumis susibendrauti ir projektus darytis kartu, nes tai yra, kiek žinot, ne pirmas ir ne paskutinis mūsų projektas. Tai va, 4000 eurų už dažymą. Skaudžiai, iš tikrųjų, skaudžiai. Ratai, nepatinka jie man. Blepa, nepatinka, ne. Iš karto atrodė jie nuotraukų ženkliai gražiau. Čianai vis dėlto tie strypai yra per ploni. Labai matosi tas, būtent stabdžių diskai ir tai nelabai. Praplatinimai, kurie buvo sudėti čianai priekio netgi 3 cm, todėl kad 2,5 atrodė visiškai nekaip. Tiesa, vyrai, labai reiktų jūsų pagalbos, tai yra gal yra žmonių, kurie kažkiek tai nusimano su šito automobiliu, nes dabar bandom praeiti ekspertizę ir reikalingas yra ratų suvedimas ir mes jo nepraėjom, todėl kad būtent šito automobilio dešinė pusė ratas ir kairė galas. Kažkiek labai daug neatitinka. Ir mums paminėjo kolegos iš Refix serviso, kad priekis dešinė pusė yra nusėdus 3 cm daugiau. Bet mes esam pakėlę tą mašiną, apžiūrėję viską, nuodugniai, ten viskas yra idealu. Ir turbūt jūs patys matėt, kad pats smūgis šito automobilio buvo į galą ir tikrai nedidelis. Tai va, jeigu jūs turit minčių, kodėl vis dėlto tas priekis gali sėdėti ne kažkiek ten 3 cm žemiau, tai irgi prašau labai, parašykit komentarą, padėkit mums išspręsti tą bėdą, būtų labai naudinga iš visų pusės ir būsim tikrai labai dėkingi. Aišku, tuo viskas ir nepasibaigė. Nepavyko mums iš pirmo karto ir pririšti šitų žibintų, todėl kad kinai sugalvojo kažkokius tai blokus, kurie vis dėlto neduoda atbulinės informacijos ir iškoduot būtent lyno siunčiamas klaidas mums nepavyko. Kiek pats bandžiau, kiek prašiau irgi kolegų, draugų, kurie užsiema tik tai BMW, dėja to padaryti neišeina. Ta prasme, klaidas techniškai panaikinti gali iš skydelio, bet būtent posūkio klaidas, kurio signalas yra siunčiamas lyno būdu, jis pradeda greitai mirksėti ir išprogramuoti nelabai pavyko, todėl teko irgi keisti kitus modulius, vėl perdarinėti kažkiek tai to laidyno ir dabar viskas veikia taip, kaip turi veikti. Priekinės grotos irgi atvažiavo, pusė šviečia ryškiau, pusė šviečia mažiau. Teko irgi užsakinėti iš naujo, kad siūstų iš Kinijos naujas grotas ir vėl jas keisti. Ir ta prasme, tie išrinkimai, surinkimai, čia viskas yra po 10 kartų. Kaip matot, video prasidėjo vasarą, o dabar man jau šalta. Tai va, to įsim į vidų tikrai, nes, projektas pusę metų. Tai va, neskaičiuojant dar kiek savo darbų yra įdėta, ne tik tai mano kolego, ačiū Nikitai ir Vladislavai, kurie yra pridėję labai daug rankų, labai daug laiko savo tam, kad pavyktų būtent toks rezultatas. Dar kas, vis dėlto, kai užsakinėjom tą bodykitą, dar nebuvo galimybės užsakyti veidrodžius, bet kol viskas tas darėsi, atsirado tie veidrodžiai. Tai jeigu kažkam tai įdomu, turim dar ir tų komplektų pardavime, tai yra tinka F01 versijai ir F10 versijai, tai yra veidrodžiai nugaiškės. Tai va, jie irgi dabar jau yra pakeisti, pastatyti naujesnius. Apibendrinant, su ratais bėdos,
todėl kad dabar ir liečiasi kažkiek tai prie posparnių, bandėm jos visai ten pašilyti, palenkti ir visą kitą. Nu kaip, jau ne taip stipriai, bet vis tiek dar kažkiek tai yra. Bet čia vėlgi, galimai nuo to, kad nusėdis yra priekis, tai galbūt kai su jūsų pagalba taipogi sugalvosim, kaip galima jį biškį pripakelt ir kad praeitą suvedimą gaut pažymą, tai va, gal taip ir nebelies. Tai su ratais bėdos, dažymas 4 štukos, kebuliniai 2 štukos, lypai be abejo irgi buvo pirkti papildomai. Kiek kartų mes išrinkinėjom, surinkinėjom, tai čia jau man tiesiog baisu paskaičiuoti. Bet bendrai, nu, mano nuomonė graži. Turbūt daug kas sakys, o kam to reikėjo, o kam nereikėjo. Nu, mes kiekvienas renkamas turbūt pagal save, ko mums reikia, ko mums nereikia. Xenon LED čia dirba žmonės, kurie automobilių entuziastai. Mums įdomu daryti tokius projektus, mums įdomu perdarinėti automobilius. Iš tikrųjų ir verslas šitas prasidėjo turbūt nuo to prieš gal 20 metų jau turbūt bendrai. Tai va, tai mums patinka. Man gal nelabai patinka tiesiog imti su ją važinėti kažkur. Tai iš tikrųjų mašina yra padaryta apie 2 savaitės, o pravažiuota su ją tik tai 40 km į ekspertizę ir gal iki namų. Man nėra labai įdomu važinėti. Mums įdomu kurt, burt, daryt, perdarinėt. Nu, tas yra mumise, mūsų širdise. Nu, spręskite toliau patys, laukiam jūsų komentarų, laukiam jūsų idėjų, todėl kad iš tikrųjų labai įdomių žmonių yra, įdomių labai mūsų sekėjų, klientų, heiterių ir visų, ir jūs tikrai duodat kartais labai naudingos informacijos, ką galima būtų pakeisti, padaryti, gal norit kažkokio tai kito projekto, kuris jums yra labai įdomus. 221 ir 223, F15 G05, irgi rašykit komentaruose, pasistengsim tikrai perskaityti visus, jeigu bus galimybė duoti atbulinį ryšį ir galimai ir jūsų dėka susidarys idėja naujam projektui. Ką dar pamiršau paminėti? Jau dabar yra ruošiamas naujas projektas, tai yra naujausio Tesla Plaido. Ir montuosim ką tik išleistą kinuose, todėl kad jau pusę metų prašau kinų. Prašau iš karto informuokit, kai tik padarysit aero kitą Tesla Plaidoj. Tai va, jis buvo išleistas jau į priekybą prieš kokį mėnesį ir jau dabar plaukia pas mus. Ir kitas projektas, kuris jau, man atrodo, mašina kažkur tai Brėmeno uoste, bus maždaug už 2 savaičių. Tai va, tai yra Toyota Siena. Tai visi turbūt klausia savęs, ką galima padaryti iš Toyota Sienos. Tai aš jums garantuoju, kad jūs nustebsit. Darysim ne tik tai išorę, o kažkiek tai lysim dar ir į vidų. Tai va, būtinai subscribekit Xenon LED, tikrą rydą ir stebėkit naujienas, nes bus įdomu.